Sveiki visi. Tai šiandien pas mus live gamyba. Tai minėjau, darysim salotą, šiltos salotos su vištiena, cukinija ir avokadu. Tai kas prisijungėt, pasilapinkit, ar mane girdite, nes gali šiek tiek mikrofonas gal atsijungti, bet tikiuosi ne, viskas užkrauta. Tai ko mums reikės? Reikės mažos cukinijos, vieno avokado, čia pas mane apie 12 mažų pomidoriukų yra. Gargždžių truputėlį. Taip pat čia pas mane labai nedaug, gal 30-40 gramų mango, nes man labai patinka. Ir vištienos čia pas mane yra 2 krūtinėlės, tai čia iš tikrųjų gali pavalgyti netgi 2-3 žmonės. Tai kadangi pas mane buvo 2, tai bus ir rytoj, ir šiandieną kaip tik, nes labai esu alkana. Taip ir nebuvo kada pavalgyti. Ir aišku, reikės arba avokadų aliejaus, arba alyvuogių aliejaus, ar ne. Tai pas mane yra avokado, pipiriukai, druska, sausas česnakas, vištienos prieskoniai, truputėlis citrinos sulčių. Tai kas nemėgsta iš tikrųjų išgirstų padažiukų tokių kaip alyvuogių aliejus ir citrina, tai visada išsigelbėjimas yra jogurtas. Ir mano mėgstamiausias patiekalas toks padažas, kuris tikrai man favoritas, ir aš kai noriu pakeitimui citriną su aliejum padažiuką keičiu į jogurtas su citrinos sultimis ir šiek tiek garstyčių. Viską sumaišant, žinokit, gaunasi man kaip majonezas ir tikrai sveika ir skanu. Gerai, tai ką mes pirmiausia darysim, pas mane jau yra supjaustyta vištienos krūtinėlė, išilgai, ar ne? Tai mes ją pakepsime ant aliejaus. Tai aš pasirinkau būtent šį patiekalą, nes ir baltymingas, greitai virškinamas ir čia neteko, labai puikiai ir tinka ir lieknėjimui, ir sotumo suteikia. Tai mes kepsime ant mažos ugnies, kad mums čia neprikeptų. Tai aš dabar ir įdėsiu. Tai aš jau čia susipjausčiau. Čia bus tiek pakankamai daug, nes paskui jau eisiu sportuoti, tai man pavalgysiu bus jėgų. Gerai, čia kol kepa galima pasiruošti mes tada mūsų cukiniją. Aš ją, nežinau kaip jūs, tai mėgstu nusilupti, čia pas mane jinai yra nuplauta. Tai man va šitas aparačiukas, žinokit, išsigelbėjimas. Aš bijau kaip be rankų, jeigu grįžtų į Lietuvą. Tai žinokit, man viskas, aš nemoku naudotis peiliu ir nulupti odos. Ir aš jį naudoju ir morkomskus, ir bulvemskus, ir bet kokiem net vaisiam, obuolys. Tai gali būti ir kriaušė, gali būti ir cukinija, moliūgas, žodžiu, labai greitai. Aš kai įpratus, tai va, ir labai mažai iš tikrųjų nusiskutė tos odelės, kas gerai susitaupo irgi pačio produktų. Oi, jau man čia kažkas skuba, vyras skuba namo, kaip tik išvažiavęs, sakau, nepaklius gal ant filmavimo, nes jisai nelabai pas mane mėgėjas filmuoti. Ir man šitas, žinokit, fantastika, aparačiukas, va, aš sakau, net lupti nemoku su peiliu. Kaip įpratau, tai kaip nežinau, be rankų. Gerai, čia šitą, aišku, kaip jūs norite, aš griežinėliais irgi stengsiuosi, tai aš išilgai. Galima, aišku, kvadračiukais, aš jaunu per pusę. Ir kad būtų ploniau, mes irgi tada, kai vištieną jau iškeps, pakepsime irgi cukinija, bet ne tokia pilnai jos, kad gautųsi jinai tokia dar karštesnė. Gerai. Tai, žinokit, vis dar rašot, tai iš tikrųjų prieš šitą laivą tai dar atsirašinėjau žinutės. Net nemaniau iš tikrųjų, kad tiek suplauks jūsų noro, būtent šitas iššūkis. Tai matau, kad tai jums yra aktualu. Tai padarysiu jį tokį, kuris bus jau mano repertuarė, ar taip pavadinti, kaip jau aukšta frazė. Gerai, tai aš susipjaušiu tokiais išilgais, ar ne?
Galite kvadračiukais, galite kaip nors. Čia pas mane jau yra supjaustytas mangas labai smulkiai ir kvadratėliais. Čia pasivartysiu vištieną. Vištieną, kai iškės, tada aš ant galo mėgstu prieskonių užsidėti. Galima, kaip jūs mėgstate iš karto, galite. Man čia kažkaip mažai kepam. Čia bus va kaip tik pietų. Žinokit, ant tiek užimta, kad nėra kada pavalgyti. Kam pasakysi, nėra kada pavalgyti. Ant tiek veiksmų vyksta. Jau tą truputėlį, aišku, negerai. Bet iš kitos pusės, kalbant, kas žiūrėjo mano storį šiandieną apie insuliną, mums iš tikrųjų reikia valgyti ne daugiau kaip 3 kartus į dieną ir mums to pilnai užtenka. Tai ką mes dabar darysime, aš kaip spręsiu pakalbėjus. Čia pakepimui. Ir mums tikrai užtenka, svarbiausia, kad jūs pavalgytumėte tuos 2-3 kartus, aš tiesiog kartus, nes mano mažiukai panidariu, kaimynai tokie. Ir sočiai, kad būtų visada prie kiekvieno valgymo baltymai, tai ką, tai ir aišku, varškė, žuvis, mėsa, tikrai yra begalė pasirinkimo, nes jie vat ir mus vietinina, ir ilgiau virškinasi, ir jūs soti, ir jūs neužkandžiaujate, ir neprisivalgot kažkokių nesąmonių. Dabar susipjaustysime avokadą. Ir tuo pačiu, kad būtų tas tarpas jau minimum, kad būtų, žinokit, 4-5 valandos, nes tada mūsų organizmas pradeda deginti riebalus. Nes jeigu mes pastoviai žaisim su insulinu kas 2-3 valandas, biškį mažoka, tai žinokit, riebalai ir nedega, mes pastoviai apkraunam savo organizmą. Tai mes tą ir darysim, aš čia kvadračiukai susipjaustysiu puikiai. Iššūkyje 2 savaičių, būtent maitinsimės labai paprastai, nežinokit, labai daug tam laiko neužtruksite. Ir merginos jau iš tikrųjų pasidalino, sako, koks fainas meniu. Tai labai džiaugiuosi, ačiū, man atgalinis ryšys labai svarbus, paišsimešiu šiukšles. Nes gerai, čia susipjaustim, dabar lauksim, kol vištiena iškeps. Čia truputėlį mums užtruks. Tai parašykit, pasilabinkit, ar aš šiandieną, ar kažkas su manim, bent žiūri, bus įdomu. Bent 1 ar 2 akutės pasisveikint su manim. Gerai. Čia aš dėsiu dabar sauso česnako, pas manim baigėsi, reikėtų nusipirkti, man tai visai patinka. Na ką, tai viskas. Sudėsim tada. Tokie indeliai tai labai gerai mėgstu juos pasilikti, galima irgi druskytis. Šiek tiek pipiriukų ir vištienos prieskonių, tai jūs dėkit ką mėgstate, ar ne? Pasirinkimo laisvė, nėra kažkokios vienos taisyklės. Gerai, čia šalma. Na, yra mažos ugnies, kad neprinsauktų, galim kepti savo toliau. O tuo pačiu tęsiant mūsų temą, tai būtent apie tą insuliną, ar ne, nes kaip ir dažnai žaidžiam, paskui mes ir įsivarom visas ligas, diabetą, ar ne, ir nuolat užkandžiaujam, ir visada alkanos, ir saldumynai traukia, ir tos energijos norim dar ir dar ir dar. Ir suktas ratas. Tai kuo mažiau tokių žaidimų, kuo mažiau užkandžiavimo. Aišku, suprantu, kad tai yra sunku, bet patikėkit man, jeigu jūs sočiai pavalgysit pusryčiam, pietum ir vakarienei, kur tikrai jūsų meniu sudarys baltymai, nes mūsų organizmui reikia daug energijos, kad jisai suvirškintų, jisai intensyviai dirba, jisai degina riebalus ir tuo pačiu susiduriu, kad didelė dalis nesuvalgo pakankamai baltymų, kas yra mums be galo svarbu, nes mes organizmas, kuris sudarytas iš baltymų, ar ne, tai mes iš niekur negausim, tai mums būtina jų pakankamai per dieną suvalgyti tą kiekį. Gerai, tai kol mums kepam, dėsim į lėkštę, mūsų gargždės. Galite dėti taip pat kokias nors salotas iš kartais, nes iš tikrųjų pasismulkim rankom. Rankom yra geriau negu peilis vis tiek perpilnė, tai panaikina visus vitaminus,
arba dedu, arba kartais pati pasmuikinu. Plius tai yra gera ląsteliena, kur mums irgi reikalinga irgi organizmui. Valo visus irgi našuomus ar ne, kaip nusineša su savim ir mums labai gerai. Gerai, tai kitas dalykas, čia kol mums teko, labai svarbu tiek pakankamai kiekį vandens, sako, oi aš vis tiek alkana, tai vėlgi kartais neskiriama įdomu troškulio, tai dažniausiai taip ir būna, tai tenkia daugiau vandens, bet visada, aišku, užsiimti veiklą, mielą veiklą, kur jūs net nepavyksta, bet motyvuotės iš tikrųjų praskrenda ir bėga, nes aš irgi galiu pasakyti savo patirtis ir anksčiau, tai mes su geriausia draugė, kai išeidavom, tai nuo ryto iki vakaro vaikštinėdavom, tai mes būdavo po 4, po 6, po 5 valandas, taip linksma gera, užmiršti, pamiršti, kad ten nei valgyti, nei nieko, bet aišku, svarbiausia bus pagrindinis pavalgyti, tai jūs pamiršite ir būsit tokie ilgam. Tai gerai, dabar dėsime, aš čia taip labai daug gražiai, ne, suprantam, dedu, paskirstau savo mangą. Jūs galite dėti ar bendrai, ar galite ir paskui sumaišyti. Aš mėgstu tiesiog, aš labai paprastai, kažkaip tai nesivardinu, ar taip pavadinu. Greitai, paprastai mėgstu, kad nereikėtų čia kažko labai ypatingo, tai pas mane greitai uždėjau. Padažiukas irgi uždėjau. Jo, laikas sutaupytas, greitai padaryta. Ir viskas, ir einam, kur norim, pavalgom. Nereikia čia kepti, kaip prisimenu, mama, močiutė, ten kepa, darbą, daug laiko, uodus, ten po kelias valandas, paskui tau į galvą irgi įsirašo, kai užaugai, kad ten ir tau jis kaip ilgai užtrunka ta gamyba, kaip sunku, jeigu dar yra vaikų, tai iš viso kiek reikia valandų kepti ir sėdėti. Tikrai ne, patikėkit, aš nesėdžiu ir tikrai labai paprastai galima viską pasidaryti. Gerai, dabar uždėsim pomidoriukus kažkaip paprastai, galbūt kažkas pasakys ūkiškai. Na ir kas, paprastumas, aš labai paprasta. Gerai, čia truputėlį irgi dedam tada avokado paskirstom. Avokadas irgi gerieji riebalai, kur mums reikia. Ne tai, kad ten kažkokie tai iš duonų bandelių ir panašiai, kad ten mums paskui kenkia ir kraujagyslės ir mes blogai jaučiamės. Gerai, čia mes jau viską įdėjom. Dabar pasikepsim biškį nusiplauti rankas. Taip, dabar mes, kadangi čia aš biškį įdėsiu šoną, kitą keptuvę pakepsime šiek tiek mūsų aliejūko cukinija. Bet kaip minėjau, kad jin būtų tokia neminkšta, net traškesnė dar liktų, tai aš ją taip ir dedu. Traškumą jaustumėm, kaip sakiau, čia pas mane didelis kiekis, tai aš vieną tikrai valgysiu. Kartais tikrai neišeina pagaminti mažiau. Maniškis nemėgsta, pas mane jis angliukas. Mėgsta salotas, bet kitokias kaip angliškas salotas, kurios, kaip jos vadinasi, išgarintos. Kartais dar šiaip kažkokias tai salotėlės, o taip tai nelabai jis tam pas mane koksai. Tai va, tai kol kepa, galim pabendrauti, ar ne? Tai galite parašyti, paklausti kokių klausimų, galbūt kažkas plačiau, nes tikrai rašo ir ne viena ir klausia, tai kas čia per iššūkis, tai kokia kaina, tai kaip čia viskas vyksta, tikrai klausimų yra nemažai, suprantu, viskas su tuo ok, tai aš dabar tuo pačiu, kol turiu laiko ir man kepa, galiu dar priminti, kas žiūrės, nes tikrai žiūrės ne vienas ir naujesni žmonės, ar ne, tai kad visiems būtų tokia trumpa abstrakti informacija.
Tai yra 2 savaičių iššūkis, būtent šį kartą mūsų akcentas yra į pilvuko zoną, ar ne, bet tuo pačiu mes ir kris svoris, tai jūs gausite mitybos planą, jau su merginomis šiandieną kaip tik pasidalinau, jau jos vat ramiai sau turi vat laiko iki pirmadienio pasiruošti, susipirkti, ar ne, pasiplanuoti ir visą kitą, tai mes lėtai, be streso, be nervų, ar ne, ruošiamės. Tai patiekalai labai paprasti, būtent pagerinti ir virškinimu, ir mesti svorį, ir pilvukas kristų, ir kad nepūstų pilvo, ir aišku, ląstelienos ir baltymų ten pakankamai, kad jūs jaustumėtės sočios, ilgam, kad neužkandžiautumėte, ten nebus jokių užkandžių, kas nepratę, šiek tiek galbūt sunkiau ar ne, bet kai sako, prie visko priprantama, jeigu labai norim, tai viskas įmanoma. Taip pat mes įdėsime po 10-15 minučių judesys, tai kaip minėjau, vėlgi akcentas į pilvo sritį šį kartą, ar ne, tai būtent nebus kažkokių labai varginančių treniruočių, kaip dauguma bijo, nemėgsta ir labai puikiai tinka tiems, kurie nenori eiti į sporto salės, ypatingai dabar vasarą atšilo oras, tai iš viso netgi yra labai karšta, ar ne, sporto salėse, bet to laiko nėra tiek daug, kol nueini, kol pareini, kol ten pasportuoji, tikrai patikėkit, užima 2 valandas. Tikrai aš jau pagal savo patirtį sakau, nes vis tiek aš kaip savo laiką labai planuoju ir man svarbu suspėti visur, tai aš jau žinau, viską skaičiavusi, kiek man užtrunka. Tai galite pasidaryti namuose, bet kur, bet kada, tai bus aišku ir gyvos treniruotės, kas negalės, jau mes susitarėm ir laiką, kas negalės, tai visada bus įrašai, tai tikrai kiek norit kartų, kada norit ir galite netgi įsijungti ten, nežinau, miškelį, dar kažkur pasidaryti, čia jau neužteks, kad minėjau, kad būtų praškesnė, tai visa šeima gali, nes iš pirmo kaip iššūkio, tai aš dabar dėsiu vieną ant mūsų paukų. Netgi įsitraukia ir vaikai. Štai ir padėlioju po kelias ant viršaus. Gražiai paskirstom. Tai įsitraukia net ir dukra, ir vyras, vienas sako, jau neteina į parduotuvę, jau jis man perka čia sėklos, nes ten buvo toks kitoks iššūkis. Ir sako, jau jis neįsivaizduoja be sėklų, eina į parduotuvę. Tai man be galo smagu išgirsti, kad net ir šeimos nariai įsitraukia. Tai dabar gražiai irgi paskirstau toks cukinijas, ar ne, į tarpus čia pagal fantaziją. Tai kas gali būti geriau, kai visa šeima įsitraukia, nes tikrai suprantu, kad vienas siekia tikslo, o kitas tiesiog tave erzina, ar ten dar prisiperka kažkokių tai nesąmonių, tai irgi yra labai sunku laikytis, ar ne, ir tave gundo, ar ne, bet va, kai įsitraukia, keičiasi va, visa šeima. Bet to, žinokit, irgi sakau iš savo patirties, nes maniškis irgi, kai matė, kad aš sportavau, nes mano kelionė irgi prasidėjo pačioje pradžioje iš namų sąlygomis, namų treniruotėmis, tai žinokite, pasidarysime dabar šiek tiek paimsiu, pašlakstysiu aliejuko ir ant viršaus citrinos, tai po truputį. Tai žinokit, maniškis irgi įsitraukė, žiūriu, pas jį jau ten ir svareliai atsirado daugiau, jau ir treniruoklių ten, tai jis pas mane viršui ten sportuoja, jis irgi pas mane nemėgsta jokių sporto salių, jisai pas mane labiau toksai su dviračiu kieme ir mėgsta gryną orą. Dabar aš taip gražiai, tiesiog porą šlakelių aliejaus ir dėl skonio, prieskonių, kokius mėgstat, aš gal iškėliau. Ir viskas, ir žiūriu, jis sportuoja. Ir, vis tiek fainai, abu sportiški, abu gerai jautiesi. Ir šeima įsitraukia ir gerieji įpročiai formuojami, kaip aš sakau. Kaip gali būti geriau. Jau geriau, kad žmogus sportuos, gerai jausis, negu jisai pradės valgys kažką, tai ar ten kažkur vaikščios. Tai, ir viskas, salotos gatavos, nežinau, jūs čia matysite. Paprastos, greitos ir kiek mes čia tikrai labai nedaug užtrukom, aišku, su mūsų pokalbiais, nes pabendrauti irgi noras. Tai tikiuosi išbandysit, pasidalinsit svarbiausia, kaip arba nuotraukom, arba
komentarų ar po šiuo video, ar asmeniškai parašysite, kaip jums salotos, galbūt kažką dar dadėjote, tai irgi man smalsu, kaip jūs gaminat, kaip jūs valgot. Na ir noriu priminti dar, kad junkitės, kas norite, tai tikrai bet kada galima jungtis, nes kai mane sako, ar ne per vėlu, aš tik dabar pamečiau, tikrai ne per vėlu, nes mes startuojam tik tai šį pirmadienį, tai laiko tikrai yra, kaina tik tais 10 svarų, apie 12 eurų, tai viską suderinsim, viską pasidarysim ir startuosim. Tai kas nori, junkitės ir skanaujam, ar ne, pietų metas, tai gražios jums likusios dienos saulėtos, svarbiausia, kad saulė būtų ne vien tik viršuje, danguje, bet ir jūsų širdyje. Ir tada tariu iki gražios dienos.